berniukai ir mergaitės, turime mes jau kalėdinės dovanas ant stalo. Tai yra fantazijos.lt 24 dienų advento kalendorius. Hebra, tai mes kalbėjomės dabar su fantazijos.lt kolektyvu. Sakė, kad šiais metais tai yra visiškai naujas, naujai sukomplektuotas iš kitų mandresnių gamintojų visas komplektas. Tai taip pasakysiu, mes tik atsivertėm ir tai labai pasijuto. Iš tikrųjų, jisai tik... Vien kaip atrodo, Janai, ta prasme... Pizdės čia yra. Skirtingai viskas atrodo. Kaip viskas tiugil sudėta pasižiūrėk. Skirtingi, karo. Čia šešetas toks, čia ne 18, 18 parašyta. Bet pirma dovana gali būti visų vienodos. Davai vieną tik tai. Davai, vieną atidarom. Mes jau buvom atidarę šitą, kol tu tulkę buvai, tai supratom, kad kitų 2-3 net nebereikėjo. Pirmą atidarai. Šitą nuperkivą? Iš kramų. Kas čia yra? Žiedas iš karto? Nu, žiedukas. Abiem. Užsideda ant pirštų. Ne, čia jai labiau. Kolonėlė man. Čia tas. Taip. Čia tas vakuminis. Surblių nėra, čia nėra. Vakuminis būna didesnis. Apgaubė kliterką. O bičiukų ir kas nors? Ne, čia pakrovėjas. Bičiukų gali žiūrovai. Vien čia laidų tiek, kad jums 4 metam pakrovėjom užteks. Susirink galėsit pakrovėjų nupirkti. USB rozetė. Visiems telefonams tinka dabar USB-C. Tai žodžiu, norim labai pasidžiaugti, kad ir šiais metais jisai startavo. Fantazijos.lt prie perkamiausių sąrašo. Jūs tikrai surasit šitą advento kalendorių. Siūlau nedelsti, kaip žinia, kiekvienais metais advento kalendorius yra limituotas. Ir galimai gali taip nutikti, kad jums tiesiog netiteks jo. Jo, tai darykite jau pirkinius dabar, jeigu turite kažką pagalvojęs, kam galėtų tikti tai antrai pusė, ar kaip egzotiška kažkokia dovana, pats laikas dabar įsigyti iš fantazijos.lt ir nusimesti visus rūpesčius ir pasiruošti kalėdų. Hebras sakė, tai dovanos eina šitos ne tik tai viens kitam, gimtadienio proga arba kaip advento kalendorius, įmonės dovanoja savo darbuotojams tiesiog kaip gerą bairį. Tai jeigu tavo įmonė yra jauna, jeigu įmonė yra faini, linksmai, progresyvi ir liberali. Jeigu jūsų įmonėje dirba 24 darbuotojai, kiekviena labai tinka. Ir labai tinka ta įmonė, kurie šis šiaip gerai žiūri savo darbuotojus ir nebijo išleidinėti moteris. Ir man viena įmonė galvoja dabar. Ypač gerai įmonėm tom, kur nebijo, kad į teismą paduos jų darbuotojai, kur visi yra viena komanda. Tai va, hebrytė, fantazijos.lt, paieškokite dovanų, paieškokite galbūt ir savo kažką prigriepsite, nuo žaisliukų iki kvapų, nuo stimuliantų iki... Plus yra labai geras dalykas būti nustebintam. Niekas nežino, kas čia bus. Kiekvieną dieną tu trauki. Dar vieną galiu išduoti, kurį mačiau. Buvo dovanėlių kuponiukai, kurias tu gali moti. Ten masažas, dar kažkas. Tu paduodi savo, mergina gauna dovaną, turi kuponiukų ir tau gali po to įteikinėti šitą. Man dabar masažo aš noriu. Tu jį pasiemi ir sudegini, kad jinai nerastų jų ir gyvenime suvalgai. Antrą kartą jo nebepanaudotų. Pusryčius į lovą. Mes esam sąlyginai nebrangusis yra, kaip 24 dovanas viduje. Mes esam darę taip, turėjom fantazijos.lt advento kalendorių, per vieną dieną išlupom visus ir visus pabandėm. Galima ir šitaip žaisti iš to kalendorių. Vienu metu ant savęs susidėkit. Pirkit, nenustokit žaisti, nes Lietuva tikrai nenustoja žaisti, jūs neatsilikit.